Sveiki, antra diena šitą vienkiemį. Turim šiandien 2 darbus, baigiam tvarkyti sodą, pasidarėm inkiliuką, einam kabint. Na va, Varnėnam namelius padarėm, lauksim gyventojų, einam toliau dirbti. Padariau praktiškai didžiąją dalį pati, vyras padėjo kaip visada truputėlį, o dabar einam smulkyti šakas. Bevaikštant po pievą, pamatėm daug panašių dalykų į kurmiarausius. Jie yra apvalūs. Pradžioje galvojom, kad tai grybai, bet jie nėra nieko sutverti prie žemės. Paspyrus dulka, bet atgauna savo buvusią padėtį.
Gal kas nors žinot, kas čia per daiktas? Ar juos reiktų naikinti, o galbūt tai yra vaistai nuo visų lygų? Parašykit komentarį, ką žinot apie šį sutvėrimą. Turim 2 stulpus, kuriuos bandom išvežti tolyn. Na va, kaip matot, šakų nebeliko, bet turim kitą problemą. Stambesnės šakos nesusismulkino, kurias dabar reikės supjauti. Pradedam šiukšlių metimo reikalus. Bandysim išvalyti tai, ką paliko seni gyventojai. Valysim voratinklius, šiknosparnius ir visą kitą. Bandysim šią patalpą pasidaryti minimaliai gyvenamą, kad galėtume per vasarą pasislėpti nuo lietaus ir kitų dalykų. Būtų neblogai pasidaryti šioje vietoje dušą laikiną. Neaišku, kaip gausis mums su šia visa erdve. Galbūt eis išvalyto, galbūt ir ne. Taigi, baigiam sutvarkyti vieną iš patalpų, radom daugybę šlamšto, radom ir indų, malūnėlių, pipirą, malti, čia net iš 2 dalių. Turim sausainiam gamint, košei trint, pupelių dar senovinių, puodų, įvairiausių bitininko reikmenų. Netgi skalbimo mašina. Dar taip pat radom termometrų. Labai įdomus senoviniai. Čia yra dar tokie ilgesni. Neaišku, labai ilgi.
neaišku, kam čia jie naudojami, gal karviai užpakalį temperatūrą pamatuoti. Paskui turim visą maišą visko. Nuo kryželių, pipečių. Kas čia? Dar pipečių. Gal kokią dar auksą rastume. Čia kažkoks, net nesuprantu, tai per daiktas. Kalio permanganatas. Na, žodžiu, dar toks daiktas. Nauji inkiliuko augintiniai kameros bijo, vos tik išsitraukiu, vis nuskrenda, pasislepia, niekaip neina jų pagauti. Sodo tvarkymus kaip ir baigėme, dabar susitiksime kitose video. Iki. Parsivežėm naujų gyvūnų, kuriuos galima vežti tik tai arba vėlyvą vakarą, arba labai ankstyvą rytą. O kas tai per gyvūnai, pamatysit kitam video.